Ar šis balionas A. sulaužys man nosį, B. įrodys, kad amžini varikliai yra neįmanomi. Čia yra švytuoklė. Ji yra tvirtai pritvirtinta prie lubų, o jos gale dujų balionas, sveriantis kažkur 7 kg. Tam, kad patikrinti, kokią žalą gali padaryti šitas balionas, čia turime stiklo lakštą. Ir aš dabar suteiksiu vos greičio šiam balionui jį pastumdamas. Dabar šią švytuoklę švytuosime nuo pat mano nosies. Kad nejudėčiau iš vietos, čia turime štatyvą, kuris mane laikys maždaug vienoje pozicijoje. Priglaudžiu prie nosies ir 3, 2, 1. Ir dabar laikas pradėti audrą komentaruose, pasakant, kad ši švytuoklė yra vienas iš būdų parodyti, kodėl amžinas variklis negali egzistuoti. Matote, bet kokioje realioje sistemoje mes turime pasipriešinimą. Kaip čia pavyzdžiui, oro pasipriešinimą, deformaciją mūsų virvės arba kažkur atsirandančią trintį. Todėl ši švytuoklė nuo pat pirmo paleidimo momento slopsta savo sviravimuose ir niekuomet negrįš į pradinę padėtį, kur galėtų sulaužyti man nosį. Priedo, jeigu norime variklio, vadinasi, mes prie jos turėtume dar kažką prijungti, kas sukurtų papildomą pasipriešinimą ir papildomai slopintų mūsų svyravimą. Tad variklis jau tikrai nebebūtų amžinas.